jinai sugalvojo, kad organizuos, tarkim, gražią šventę ir sako, kodėl tau nepadainavus tu šventį? Sveiki, šiandien svečiuose turiu Vaidą, dainininkę. Vaida, galbūt papasakok daugiau apie savo veiklą ir kaip ir kada viskas prasidėjo, kad esi ten, kur tu dabar esi. Prasidėjo sveiki iš tikrųjų, pirmiausia. Tai labai malonu, kad pakvietėt. Labai beprotiškai buvo malonu atvykti pas jūs. Ir realiai prasidėjo viskas labai senai. Tai aš, jeigu pradėt nuo pačios pradžios. Pradėk nuo pat pradžios. Čia turbūt tada, kai gimiau ir mama važiavo iš ligoninės ir išgirdo Vaidos Genytės dainuojamą dainą Sparnuotosios sūpynės. Tai nuo to viskas ir prasidėjo, nes jo svajonė buvo, kad mano dukra taip pat dainuotų ir būtų dainininkė. Ir būtent pavadino Vaidą. Taip. Ar ne? Ir tada viskas kažkaip taip pradėjau augti, pradėjau lankyti pop-chorus, įvairiausius ten dainavimo būrelius, pamokas. Muzika buvo pati mėgstamiausias dalykas mokykloje, ar ne, tarkim. Na ir galiausiai suaugau, aišku, išvažiavau į Vilnių, kadangi esu iš mažesnio miestelio, gimiau mažesnėme miestelėje, tada išvažiavau į Vilnių, pradėjau studijuoti muziką jau plačiau. Ir galiausiai buvau pastebėta Žilvino Žvagalio ir Irenos Starošaitės, su kuriais pradėjom dainuoti ir gan sėkmingai bendravom 10 metų. Tai kad galbūt bendravom ir toliau bendraujam labai šiltai ir gražiai. Jie man kaip antri tėvai, aš kai sakau, kurių jau nebeturi savo. Tai realiai tai labai tuo labiau dar pradėjus jau su jais, ar ne, tarkim, dainuoti, būti kartu, važinėti po koncertus ir taip toliau. Viskas tiesiog dar labiau įgavo kažkokią didesnę prasmę. Tai tada tiesiog užsinorėjo būti ir tą solo karjerą pradėti kažkaip, tai visą kitą. Na ir viskas. Tuo metu viskas po kiek tai laiko išleidau solinę dainą, gan sėkmingą dainą. Tikrai buvo ir top pirmose vietose. Kokia daina eina? Dangiški migdolai. Tuo metu labai kažkaip pamėgo žmonės tą dainą. Bet gal per daug to dėmesio buvo. Tai kaip tu čia atsiradai vis dėlto tada? Tai va tuo momentu ir sustojau tiesiog ir užsinorėjau tiesiog pasislėpti, pabėgti, pasislėpti nuo visko. Ir kadangi mano tėveliai buvo čia, Anglijoje, brolis taip pat, tai nusprendžiau tiesiog atvažiuoti pas juos. Ir kiek jau čia metų esi? 12 metų. 12 metų. Gerai, tai kaip čia dabar sugalvojai vėl restartuoti su savo to hobiu, su savo ta aistra ir vėl pradėti viską iš naujo? Iš tikrųjų, ko aš tik čia nebandžiau. Turėjau ir kavinukę mažą, paskui buvo ir kiti darbeliai, įvairiausi ten darbuose, ir kaip ir internetinę parduotuvę bandžiau turėti ir visą kitą. Ir tiesiog bandžiau save atrasti. Nors širdyje visą laiką tikrai turėjau tą aistrą muzikai ir tiesiog visada kažko trūkdavo širdį, kad ir turėjau tą kažkokias tai ar nuoskaudas, ar baimę, bet galiausiai supratau, kad tikrai noriu to ir atsirado šalia mane žmogus, artimas šiuo metu jau mano būsimas vyras, tai aš tiesiog jis labai pastumėjo, kadangi jis taip pat glaudžiai susijęs su muzika. Jis yra garsistas, garsina lietuvių atlikėjus ir taip toliau. Aš tiesiog kažkaip dviese pradėjom gvildenti tą mintį, kad reikėtų galbūt pradėti vėl žengti į muziką. Tai aš vis tiek norėčiau dar pagvildenti daugiau tą idėją, ko tu išsigandai. Ar ne, kai atėjo tas garsumas, atėjo ta šlovė, kaip atrodo, kaip tik galėjai maudytis lauruose ir siekti toliau aukštumas. Kas tave, žinai, sustabdė tuo momentu? Lietuva yra labai maža šalis. Ir joje vėlgi yra labai toksai, aš kaip sakau, labai žmonės, dauguma, gal ne visi tikrai žmonės yra nuostabių, bet daug žmonių gyvena labai tokiuose suspaustose rėmuose,
ir mąstyme, ir tarkim, pavydę kažkokiam, tai dar, kad tikrai tas artistas yra ant padidinimo stiklo ir labai afišuojamas ir gvildenamas ir, kaip aš sakau, nurengiamas viešai ir teisiamas. Tai to tiesiog įsigandau ir gal tie patys internete labai komentarai ir žeisdavo ir labai jautriai reaguodavau į juos. Ir tiesiog, kai tu esi jaunesnis žmogus, tu labai viską priemi. Ir tas yra labai skaudu ir tiesiog, ar aš iš vis tokia esu gal jautresnė asmenybė, tai man visai yra jautru, būdavau gal jautresnė, dabar jau gerai. Bet anksčiau tikrai būdavau jautresnė asmenybė ir labai tas tiesiog skaudindavo. Kiekvienas tas žodis, žmogus, kuris tą rašo, jis galbūt nepagalvoja, gal jis išlieja tai savo pyktį kažkokį, bet tam žmogui, kuris skaito apie save, tai yra labai labai skaudu. Ar tu nebijai to paties čia? Ne. Ne, jau dabar nebebijau. Jau nebebijau, jau viskas. Galbūt ir pasitikėjimo savimi daugiau ir kadangi šiuo metu ir studijuoju muziką, tai vėlgi norėjau stoti ir studijuoti vien dėl to, kad tiesiog tas pasitikėjimas dar didesnis būtų. Ir tos žinios, ir kad galėčiau galbūt ir su kitais dalintis. Tai yra tiesiog kitaip jaučiuosi ir esu tikrai, žinau, kur einu, ką darau, žinau, kad tikrai ir jų ir bus, ir galbūt jų ir reikia, nes dabar vėlgi kitaip mąstai, nes galvoji, kad tie visi blogi komentarai galbūt tave tik kartais negi pastumia į priekį. Bet sakau, kai tu esi jaunas žmogus, tai ir tave tiesiog vėlgi, dauguma jaunų žmonių tiesiog, skaudžiai, labai, labai skaudžiai tu į kiekvieną tą žodį žiūri ir tai yra labai, tiesiog jauti išgyveni. Dabar taip. Aišku, vėlgi, tai nėra malonu. Tu gauni tą blogą energiją, tu vis tiek savyje tą biškutį pakaupi, bet visiškai kitaip reaguoji. Ir tu žinai, kaip tu su savim turi dirbti, tu žinai, ką tu turi daryti. Tai vėlgi, lygiai taip pat aš ir šiaip su savim dirbu labai daug, tai yra meditacijos, tai yra valymai savęs, labai tokie pasąmonės visi dalykai. Tai labai gerai tvarkausi. Gerai, tai dabar aš žinau, kad tu groji renginiuose, ar ne? Tai aš vis tiek noriu pritempti šitą pokalbį prie verslo, ar ne? Ir ar aš galiu pavadinti tavo verslininkę ir tavo šitą amplua kaip muzikantės, kaip solistės, ar ne? Pavadinti verslu. Taip, iš tikrųjų tai yra kaip ir verslas, ar ne? Tai yra tavo nepagrindinis galbūt pragyvenimo šaltinis, bet tai yra šaltinis, iš kurio tu gauni pajamas, ar ne? Ir mes kartu su vyru tai darome ir realiai tai yra mažas versliukas mūsų. Ir kaip sekas? Kuris iš tikrųjų ne tik duoda tą pelną kažkokią, ar ne, bet tai ir duoda visapusišką malonumą. Nes tu susitinki su žmonėmis, tu bendrauji, tu kiekvieną kartą važiuoji į skirtingą vietą, tu nežinai, ko tikėtis, tai yra tiesiog nuostabu. Pamatai daug įvairių Anglijos miestelių, ar ne, lygiai taip pat važiuojam ir toliau, Airija buvo ir kiek žinau, ir Ispanija laukia, dabar tiesiog visur keliauja ir kai tu dar gali tą daryti su antra savo pusė, ar ne? Taip. Tai yra iš vis nuostabu. Tai mini atostogos, kiekvienas savaitgalis tai yra, tarkim, mūsų mini atostogos. Ir kaip sekasi, įsitvirtinti Anglijos rinkoje, ar ne? Dėl to, kad mes vis tiek esame emigrantai, ar ne? Mes vis tiek esame užsieniečiai čia, jiems jų akimis. Ir kaip tau sekasi įsitvirtinti šitoje UK rinkoje? Kol kas mes akcentuojamės tik į mūsų, tarkim, ar ne, lietuvius, ar ne, tarkim, mūsų kraštų žmonės tai yra pagrinde, ar ne, kol tiesiog aš jaučiu, kad būtent jiems galiu duoti tai, ką aš galiu visapusiškai duoti, tarkim, negu būtent, aišku, būna žmonių, tai yra miksai, ar ne, tarkim, visa kita šventės, viskas gerai, pritaikom ir tam, ar ne, bet pagrinde tai vis tiek orientuojamės, kad tai bus lietuviška, truputį angliška, ar ne, programa. Ir tiesiog, kad tai būtų, skaniai ir viskas gerai padaryta. Ir aš žinau, kad būtent tai aš galėsiu duoti tik tai šiuo metu lietuviams, ar ne, būtent tą programą. Ir sekasi labai puikiai.
Man patinka, bet kad ar buvo lengva įsitvirtinti, tai mes gan lengvai, labai greitai. Bet nuo ko pradėjot? Nuo ko pradėjot? Vat sugalvojai, viskas, dabar dainuosiu UK, važiuosiu į renginius. Ne, kaip tas atėjo, natūraliai atėjo. Kokia buvo ta pradžia? Iš tikrųjų buvo pradžia tokia, kad būtent pradėjau ieškoti savęs ar ne ir pakliau pas tokią Liną, kuri ten, tarkim, irgi veda meditacijas. Jinai sugalvojo, kad organizuos, tarkim, gražią šventę ir sako, kodėl tau nepadainavus tai šventėje. Būtent po visos meditacijos, va tavo, sako, kaip angelas išeisi, sako, padainuosi, visiems bus smagu. Aišku, atitinkama programa jau. Ir viskas to prasidėjo. Vieni metai, tada metai vėl tylos. Vėl ta šventinė meditacija, 2 metai, vėl mes joje dainuojam. Ir tada kažkaip žmonės pradėjo klausti, o kodėl jūs nedainuojat, o kur dar galima pamatyti. Tada kažkaip dar tos drąsos dar vis trūko ir tada po truputį žmonės, gal galėtumėt padainuoti gimtadienį. Nu, gal galėtume kokią trumpą programą. Ir po truputį, kol galiausiai nuvažiavam į lietuvių restoraną, buvo kaip tik Dariaus mamos gimtadienis, sakom, gal tuo pačiu mes galėtume padainuoti, kaip tik ir jūs pamatysit. Ir taip išėjo, kad padainavom, jie pamatė, jiem patiko, jie iš karto davė datas programų, tada prasidėjo programų ruošimasis, tada jau Darius pradėjo ruošti savo, kaip aš sakau, tokį, nežinau, jis labai mėgėjęs, jam šviesos, jam tas visas programavimas ir taip toliau šviesų. Jis pradėjo dirbti su tuo, pradėjom ruošti maždaug visą, kaip turėtų atrodyti viskas. Ir paskui labai staigiai. Aš galbūt galvoju, kad kažkas buvo, mes galbūt kažką kitokio darėm, kas žmonėm labai patiko ir pradėjo tas traukti, tokį koncertinį daugiau variantą. Nes čia daugiau galbūt yra pripratę žmonės prie paprastumo, prie tiesiog to tokio, negalėčiau pavadinti vestuvių muzikantais, kažkaip tai, bet tiesiog tie šventės muzikantai, jie tokie paprasti, su minimaliai įrangos ir visa kita. Mes dažniausiai atvažiuodom, susistatydom visą įrangą, kurią reikia 2-3 valandas paruošti pirmą, ir tada koncertas, ir tada vėl susirinkti ilgai. Ir nežinau, gal žmonėm tas toksai buvo, visiškai kitokie mes buvom. Ir programa, ir atlikimų, ir vizualiai, kaip atrodėm, tiesiog galbūt tas patraukė ir tiesiog labai staigiai, viskas, taip, mes patys net nesupratom, kas vyksta vienu momentu. Tu vis tiek dabar turi patirties Lietuvoje, nes koncertavai Lietuvoje, ar ne, ir koncertuoji čia UK. Tai koks, ar tu jauti tą skirtumą auditorijos, publikos palaikymo, įsitraukimo, atsipalaidavimo, susikaustimo? Taip. Ar tu jauti skirtumą lietuviškos auditorijos nuo, kad ir lietuvių, bet Anglijoje gyvenančių auditorijos, ar ne? Taip. Realiai ir pati netgi lipdama ant scenos jaučiu visai kitokius jausmus, tarkim, čia daugiau atsipalaidavimas yra. Ir čia žmonės priema tave, nes nėra labai didelio, kaip aš sakau, pasirinkimo tokio. Aišku, atvažiuoja iš lietuvių atlikėjai tikrai ir daug važiuoja pas mus ir visa kita, bet vis tiek tie pagrindiniai, ar ne, kur šventėse ar ne dainuoja, jų yra labai mažai. Lietuvoje yra labai didelis pasirinkimas. Ir jau žmonės, jie gali rinktis, gali visai kitaip žiūrėti žodžiai tave ir taip toliau. Bet teko dalyvauti dabar Žilvino su Irena vestuvių jubiliejuje, kur pabaigiau programą visą, tarkim, ar ne, dainavau pagrindinį ten diskoteko jau to jų. Tai žmonės labai gerai priėmė. Ir tas vėlgi, aš manau, kad nuo vietos priklauso, nuo žmonių, kokie susirenka, tai labai nuo daug ko priklauso. Ir vis tiek 12 metų jau, manau, ir keičiasi. Taip, keičiasi, tikrai keičiasi, bet kiek tenka pasikalbėti su kitais atlikėjais, tarkim, tokio pat pobūdžio, ką mes darom ar ne, tai realiai tikrai, sako, sunkiau. Lietuvoje yra sunkiau, daugiau reikalauja, daugiau turi, ko čia ar net, tarkim, nereikalautų, tu tiesiog nori tai daryti. Taip. Tai ten jau jie norėtų tos prabangos. Lietuviai mėgsta prabangą. Tai pasirodyti. Lietuviai mėgsta tą estetiką jau viskas, kad jau sena ir viskas atrodytų. Ir tos vietos kitokios iš tikrųjų, kur rengti šventę.
šventėms rengti. Tai yra sodybos ir taip toliau, ten labai labai daug. Ko čia galbūt kažkiek mažiau, nes su anglų vietom vėlgi yra truputėlį sunkiau, tai yra leidimai, tai yra visokie popierizmai, aš kaip sakau. Tai, o tų jau lietuviškų vietų vat, yra kažkiek tai mažiau. Toks trūkumas galėčiau pasakyti. Tikrai atrodo, lietuviai tokie galėtų kažką dar. O dabar sakyk, Vaida, tu coverius darai? Ar tu ir kažkiek savo autentiškų dainų įtrauki į savo programą? Kokia ta tavo programa? Vat aš noriu tave nusisamdyti, ar ne? Ir kokia ta tavo programa, ko aš iš tavęs galiu tikėtis? Programa labai įvairi. Tai realiai programą atrenkam pagal žmonės, pagal užsakovus. Tai vėlgi, jeigu užsakovas švenčia 60-70 metų ar ne, tarkim, tai jau aišku programa atitinkama, bet vėlgi aš nesu ta, kuri labai dainuoja senas dainas, tai man jau toksai galiu kažką vieną porą dainų paruošti, jeigu tai bus prašymas. Nėra problemų, tikrai su malonumu. Bet aš jau tokia labiau tos tokios dainos arba jos naujoviškai ar ne, tarkim, jau skamba ar ne, arba tiesiog senesnės, naujausios tos tokios dainos visos. Tai jaunimas jau labai mėgstamas. Ir tas vat mūsų amžiaus, aš kaip sakau, man atrodo, mes panašaus, tai plus minus ten 50, 60, 50 metų, labai labai jau. Tai o savų dainų aš taip. Aš dabar kaip tik šią savaitę yra išleista nauja daina ir penktadienį pasirodo, rytoj visose platformose muzikinėse pasirodo nauja mano daina. Gali padainuoti? Tai yra ta daina, kuri iš tikrųjų labai džiugu, kad radio stotis Lietuvoje, ir Relax FM, ir Lietuvos radio stotis lietuviškos tos pradėjo groti yra. Ir šiandieną net išgirdau, kad jinai pateko į trejetuką. Žmonėms patinka, vadinasi, labai gerai. Tai tokia daina, kuri vadinasi Aš. Tai yra moterų daina. Aš kai sakau, moterų bus numylėtinė daina. O tai vat būtent taip. Įdedu ir savo kūrybos senesnių tų dainų, kur turėjau. Ir taip pat, aišku, visi koveriukai tie tokie. Bet tai tu vis tiek su Lietuva tu saitų nenutraukiu dar, nenutraukiu. Nenutraukiu. Kažkaip tai neina nutraukti ir va dabar šiuo metu ir nusimato ir kitais metais koncertų Lietuvoje ir mielai dalyvausim ir mielai nuvažiuojam. Tikrai va tokie dabar buvom grįžę, smagu, labai smagu. Tai dabar, Vaida, vis tiek, pati turėjai visokių tų patirčių, ar ne? Ir tavęs klaustų jauna mergaitė, sakytų, noriu būti ta dainininkė, mano svajonė yra būti dainininkė, ką tu jai patartum, nuo ko pradėti, ko apsisaugot galbūt, ar ne, dėl to, kad vis tiek ta industrija tokia, kaip ir tu sakai, gali būti momentais žiauri, į ką kreipdėmėsi, į ką nekreipdėmėsi, kokius tu patarimus duotum tai jaunai moteriai, merginai, ar ne, kuri nori būti dainininkė. Į nieką nekreipdėmėsio, tik į save. Nepamiršk, kad realiai kiekvienas mes esam individualus, aplinkui buvo ir bus, ir piktų, ir gerų žmonių, tai nuo to mes nepabėgsim nuo aplinkos, su jie reikia susigyventi. Kiekvienas tas toks mūsų, aš kai sakau, kažkoks tai negatyvumas mus tik tai, man atrodo, pakelia aukščiau, ar ne, jeigu kažkas tai duoda kažkokią blogą energiją. Tai man atrodo, tave tik tai pastumi į priešingą pusę ir tu tiesiog nori eiti ir daryti. O kad jeigu turėti svajonę, tai svarbiausia žinot, ko nori. Svarbiausia žinot, ko nori ir niekam neleisti tavęs kažkaip tai patraukti kokią kitą. Nes kas man buvo su pradžioje pačioje, kaip ar ne solinę karjerą pradėjau, tai nebuvau aš. Vadybininkai, jie buvo labai geri, jeigu jie žiūrės, tikrai fainiai ir tai buvo gera patirtis, bet tai nebuvau aš. Jeigu turi svajonę, tai jinai visada, tu gali ją įgyvendinti, kiekvienas mes galim ją įgyvendinti. Jeigu yra tam tikri duomenys, jeigu jas reikia patobulinti, tai yra tiesiog šiuo metu, tarkim, Anglijoje yra visos galimybės studijuoti, mokintis, vokalo mokytojai yra nuostabus. Tarkim, vėlgi, ir jeigu yra studentai, tarkim, norint pasitobulinti ar ne tas žinias, jeigu kažkokio trūksta ar ne, tarkim, vokalo žinias, tai yra universitetai, kur tikrai ir valstybė padeda ar ne, ir finansuoja, ir tiesiog reikia atrasti tinkamą žmogų, kuris padėtų įvestų į tą kelią.
ar ne, ir viskas, jeigu, tarkim, žmogui nėra galimybių, tarkim, mane studijuoti. Bet mokslai man davė labai daug. Tai aš galbūt, aišku, vėlgi, yra labai unikumų, kur net nereikia mokintis. Taip. Bet jeigu tu žinai, ko nori, svarbiausia, jeigu tu žinai, ko nori, tai viskas. Vis tiek, man tai, tu paminėjai tos vadybininkus. Vadyba, aš manau, žiūri iš verslo perspektyvų. Taip. Žiūri tai, kas parduos. Bet yra dar, žinai, tas kitas kūrybinis aspektas, ar jisai yra patenkintas, ar nėra patenkintas. Taip, bet kad svarbiausia ir Lietuvoje dabar, man atrodo, jau po truputėlį eina link to, kad turi būti asmenybė, visų pirma. Kas tai yra tas atlikėjas, turi būti asmenybė, tu turi būti kažkokia asmenybė, tarkim. Ir nebūtinai tu gali būti savimi pilnumoje ir tu gali tiesiog tikrai būti žinomas ir ta prasme daryti tai, ką tu nori, dainuoti dainas, kokias tu nori. Mes turim Lietuvoje labai daug atlikėjų, kurie dainuoja ir turi savo auditoriją, gal ne tokią didelę, gal ten nerinks, tarkim, į arenų, bet jie turi savo klausytoją. Ir viskas, ir jiem to užtenka, bet jie daro tai, ką jie nori, jie daro iš širdies. O jeigu vadybininkas jau, ar ne, tarkim, ir nemato tos tikrosios tavo pusės, bet nori kažką padaryti kito, kad tiesiog uždirbti, va tada prasideda ir, kaip aš sakau, tokios visos jo. Ką pati klausai? Labai įvairiai. Oi, labai įvairiai. Ir popsas, ir rokas, ir senesni, ir naujesni. Aš kai sakau, arba tiesiog paliečia širdį arba ne. Tai labai įvairiai. Tai neturi favorit? Ne, neturiu tokio, kad favorit atlikėjo, ne. Gal tokių, aišku, dabar, kai pradėjau studijuoti, labai daug anglų atlikėjų yra, kur tikrai klausau ir kadangi turiu mokintis ir jų dainas ir visą kitą, tai yra tokių pagrindiniai, man atrodo, visi, ar ne, ten visas Celine Dion, Whitney Houston ir vis tokie, taip, norisi juos lygiuotis, norisi kažko bent pasimti iš jų. Tai taip, tai čia tokie. O lietuviškos muzikos tai labai taip kažkaip klausau, bet mažai. Kad kažkas labai, gal iš naujesnių tokių, bet tikrai, Irena patinka dainuoti, gal tas nostalgija, kad ilgai dainavau. Ir jo, tai taip pasiklausau, o daugiau tai tokių, nėra, kad labai kažką tai. Žinau, ko pati nori, viskas tiesiog. Gerai, tada kokia pačiosios yra ateities vizija, ką nori pasiekti gyvenime, kokie tai tikslai dideli išsikelti, kuriuos pasieksi ir sakysi, viskas, my dream came true. Svajonė iš tikrųjų dainuoti, tai čia pagrindinis, ar ne, toliau dainuoti taip, ką darau, bet realiai tai, kadangi baigiu mokslus ir tikrai norėčiau labai būti, kaip ir talenčioji vokalistė, kokiem garsiems atlikėjams čia, Anglijoje. Ir bent jau turėti tokį experience'ą, padirbti su jais kartu ir žinau, kad tai yra visiškai realu, bet tiesiog reikia tam dar truputėlį įdėti mokslo ir pastangų, bet tai yra praktiškai kažkai savo ranka pasiekiama. Kitas dalykas tai yra, taip, kadangi baigsiu mokslus, muzikinius mokslus, tai labai norėčiau dirbti su vaikais, bet individualiai. Būti ta individuali tokia, kaip vadina čia mobile, ar ne, čia, ar ne. Tai vat būtent norėčiau būti mokytoja ir tiesiog dirbti ir skatinti mažus vaikus, mylėti muziką. Ir jeigu tikrai matysiu, kad noriu padėti kilti, kažkaip tai save išreikšti muzikoje ir taip toliau, tai labai norėčiau tą daryti. Kadangi dabar pasirinkau būtent Skilti Education, ar ne, mokytas, tai bandysiu tą projektą įgyvendinti ir jau turiu kelis vaikučius, su kuriais galėčiau dirbti. Tai labai tiesiog dar biškutį noriu viską sudėlioti į vietas. Tai pagrindinis. Ir aišku, dainuoti toliau su žmonėmis, bendrauti kaip yra ir su mūsų lietuviais, ar ne, tarkim, šventėse, restoranuose. Taip pat tęsti, nes tai yra smagu, tikrai smagu, kad ir kaip ten atrodytų, klausimų būna, tai tengi išgėrė ir tai, linksminasi žmonės, tegul linksminasi. Į mane, kaip sakant, man nieko nedaro, manęs neskaudina, klausosi, aš matau, linksmai šoka, viskas. Lygiai taip pat čia, lygiai taip pat Lietuvoje, žmonės linksminasi lygiai taip pat.
tai nuo to nematau jokios problemos. Tai vat pagrindiniai tokie 3 galbūt dalykai yra didžiausi, link kurių po truputį einu. Tai ir žinau, kad jie tikrai pasiekiami. Esu 99% įstikinus. Svarbiausia tikėti, sako. Na taip. Gerai, tai kodėl dar nemokini tų vaikučių? Jeigu tu sakai, yra užklausų ar ne, tai ar kažkokia dokumentacija trukdo, ar laiko nėra, kokie yra tie iššūkiai ir kodėl tu vis dar jų nemokini? Tiesiog dar esu tame procese, kada pati mokinuosi, kaip prie jų prieiti, kaip juos mokinti. Tai paskutiniai metai mokslo likę ir noriu pabaigti mokslo metus, noriu gauti tą diplomą. Aš nežinau, tas šiaip galbūt ir nieko jis nereiškia, tas ar ne diplomas, bet man tai yra, aš baigsiu mokslus iki galo ir aš žinosiu, ką aš darau. Tuo labiau aš dar pati rašau projektą. Tai realiai tas projektas yra, kaip vyks pačios pamokos, kaip aš įsivaizduoju, link kur aš eisiu, kur juos vesiu, kur, kad tarkim, ieškau ir kontaktų, kad ir tarkim, ir festivaliai, kad dalyvauti, kad kažkur su jais važiuoti, ar ne, tarkim, kad juos kažkur parodyti. Ir bandau lygiai taip pat tų pažinčių kažkokių užmėgsti, tokių rimtesnių, kad jiem būtų įdomu, kad ne tai, kad jie turėtų tik tai pamokas su manimi, bet aš noriu tiesiog juos, jeigu aš jau užsiimsiu, aš noriu užsiimti ir juos nuvesti link kažkur tai, kad nebūtų tai tiesiog pamokas. Parodyti save. Ir tikrai norėčiau dirbti su tais vaikais, kurie turi sugebėjimus ir kurie nori. Nes tikrai mes turim labai daug tėvelių, kur sako, aš noriu, kad mano vaikas dainuotų. O vaikas nenori jis dainuoti, nenori jis. Tai kam jam reikia dainuoti? Gal jis nori šokti geriau. Tai tiesiog neverta nei energijos švaistyti savo, nei laiko, nei nieko. Tai norėčiau dirbti jos, tais vaikučiais, kurie tiesiog scenoje. Tai atkreipi dėmesį, Vaida tuoj pabaigs mokslus ir rašykitės į eilę. Taip, labai laukiu, negaliu sulaukti, noriu tiesiog pradėti tai daryti. Tai yra. Ir dabar tradicinis klausimas, ar galvoja grįžti gyventi į Lietuvą ir dirbti, ar ne? Ir kodėl? Į Lietuvą? Ne. Taip tvirtai? Tvirtai ne. Kodėl? Nuvažiuoti, pabūti, padainuoti, pakoncertuoti, labai smagu. Gyvent, ne, galbūt per ilgai jau ir čia buvau, ir namai čia, ir draugai jau čia, tas jau gyvenimas sukurtas, toksai, kur Lietuvoje vėl pradėti nuo pradžių ir vėl nauja kažkas, tai ne, jau per daug, nors vyras irgi sako, o gal nuvažiuotume, gal fainai visai būtų, smagu juk ten. Bet aš visą laiką sakiau, gerai ten, kur mūsų nėra. Visur mes galim susikurti savo laimę, visur mes galim pasistatyti savo gyvenimą. Reikia tik norėti, reikia tik žinot, ko tu nori. Ir svarbiausia, jeigu tu turi svajonę, tai ir siek jos. Ir bet kur tu jos pasieksi. Nesvarbu, ar tu būsi Lietuvoje ar tu Anglijoje. Anglijoje gal kažkiek didesnės galimybės. 100%. Labai ačiū, Vaida, tau už pokalbį. Aš tikrai tau linkiu nuoširdžiai pasiekti tų savo tikslų. Kaip tu sakai, to labiau, kad jie visai ranka paliečiami, tiek vieni, tiek kiti. Ir matau, kad energijos turi daug, aistros tam, kad tą, ką darai, turi daug. Tai nepaleisk, neperdek, kurk, dainuok. Ir gal susitiksim kažkada gyvai jau tavo koncerte, ar ne? Taip, labai lauksiu. Labai.